Va, fokusas yra. Įrodžiau, kad mišrainės turim. Nori gal biškį? Nes aš tai visai, žinok, irgi paragaučiau. Labas. Labas. Tikiuosi, pati ją gaminai. Ne. Tikrai ne pati, žinok. Nespėjau. Ir aš prisiminiau tik tais čia, kai ruošiausi, jau Very galvojau. spiritual. Yes. Very good. Dar? Žinai, ką noriu padaryti? Kad pati prisistatytum. Nes jeigu aš pristatinėsiu, užtruksim ilgai. Įdomu. Tai labas, aš Eglė. Nu ką čia tau papasakot. Gal tikriausiai pristatyti nuo savo, galima gal vadinti prekinių ženklų. Aišku. Arba ką aš įkūrius, padarius, tai yra Energy Mapping, mano pavadinimas, kaip galima rasti Instagrame, viena iš mano veiklų. Energy Mapping, kur aš dalinuosi savo šviesos kalbos piešiniais, portalais, taip pat dainavimu. Žodžiu, tema, kurią čia kaip ir atsinešu, ar ne? Tai kas yra tas, ta šviesos kalba? Vat jeigu tau reikėtų žmogui gatvėj, kuris net nesusijęs su tuo, pasakyti, kas yra ta šviesos kalba, kaip tu pabandytum paaiškinti? Kas tai yra, ne? Žmogui visai iš gatvės gal ir sudėtinga paaiškinti, bet kai manęs klausia, ne, arba pas mūsų sesijose, garso kelionėse, kas tai yra, arba kokia kalba čia dainavai, tai paaiškinu taip, kad tai yra tiesiog dažnis, kurį tu perleidi per save, ne? Tai čia tas channeling, ne, vadinasi? Tikriausiai taip, galima ir taip pavadinti, ar ne? Ir aš kaip tik dar šiandien galvoju apie tai, kas tas channeling, apie ką tai. Aš net nežinau, kaip tas lietuviškai. Transliavimas. Transliavimas, perdavimas galbūt, ar ne? Ir galvau, kad tai nebūtinai vyksta šviesos kalba, transliavimas arba perdavimas. Ir nežinau, ar tau yra taip gyvenime buvę, bet man tai yra buvę, kur tu, mikrofoniukas, kur tu susitinki su žmogum ir tu nežinai, dėl nepaaiškinamos priežasties, jie pradedi šnekėti tokius dalykus, kur tu galvoji, aš niekada kažkokie asmeniniai gali būti netgi. Gal asmeniniai, gal kažkokie, tu jo net nepažįsti ir atrodo toksai, kad tu perdodi kažkokią žinutę. Pradedi pasakot kažkokią savo istoriją ir tu žiūri, man taip yra buvę, kad žmogus verkia. Aš galvoju, apie ką čia, pasirodo, jam tiesiog reikėjo išgirsti tą sakinį. Aš irgi tai vadinu tiesiog tokį perdavimą iš aukščiau, kad net tu protų sumastėjai, aš tau dabar paimsiu, pasakysiu, arba tau perduoda mama kažkokią žinutę. Ne, kažkas iš aukščiau tau per mane perduoda žinutę. Ir taip surezonuoja. Tai su šviesos kalba irgi yra taip, tik tas perdavimas yra neprotui suvokiama kalba, pavadinkime, ar ne? Ne ta, kurią mes mokam kalbėti, ne? Taip, bet jinai tau arba rezonuoja, arba iššaukia kažkokį prisiminimą, kažkokį jausmą, kažkokią būseną, perkelia tave į kažkokią būseną, ar ne? Tai yra tiesiog tam tikras dažnis ir tu jį gali jausti. Tai tu klausydamas, ar ne, nevertindamas proto arba negalvodamas, bandydamas suprasti, koks čia man pasigirdo žodis. Nes gali girdėtis, būna dažnai žmonės sako, kad man tai čia labai panašu buvo į... Aš tai net supratau, nes man tai čia portugališkai skambėjo, ispaniškai arba dar kokia egzotiška kalba. Ir taip gali būti. Ir sakau, taip, jeigu tu taip išgirdai, taip tau surezonavo, tai tau taip iškėlė. Tai čia apie tą dainavimą, kai jau garsų sesijose tu pradedi dainuoti tą šviesos kalbą, tai čia jeigu mes imsim tai. O kaip, pavyzdžiui, yra su tais piešiniais, nes aš juos kur nors įkelsiu čia, gal per visą ekraną, prašysiu, kad man atsiųstum. Tai piešiniais lygiai taip pačiai. Taip pat irgi jie irgi ištransliuoja tam tikrą dažnį ir kai kuriuos piešinius aš piešiu asmeniškai, ar ne, kažkam asmeniškai tokią. Aš turiu vieną tavo, galiu pasigirti. Jos, aš vadinu, mažiukus piešinius vadinu sielos pasais. Dabar atėjo toks pavadinimas, nes man jie tokie kaip, irgi toksai kaip atveria tau, nežinau, ateina, tarkim, žmogus su tokia labai uždara širdim, tarkim, ar ne, ir nežinau, nesiseka tas ar anas ir jisai nori išspręsti vieną klausimą, man jausmas, kad, tiesiog širdis yra užverta ir man išsitransliuoja, nusipiešia piešinys portalas, kaip aš jį vadinu, ar ne, piešinukas, kuris vizualiai gali tiesiog, atrodyti kaip mandala, kaip koks kosminis, neaišku kas, ar ne, bet jisai, tarkim, yra aktyvuoti širdies energetinį lauką, ne, arba jį atverti. Ir
toks kaip sielos pasas, tau pereiti dar žingsnelį į kažkur, atverti širdį, tarkim. Nu, ir jų skirtingų labai būna. Būna jie mažiukai, būna dideli, būna erdvėje, aš kartais piešiu jį didelį. Aš kaip pirmą kartą radau tavo profilį Instagram'e, man buvo labai keista, nes aš nežinojau, kokios čia yra paslaugos. Aš mačiau tavo piešinius, visus tos šviesos kalba pieštus piešinius ir aš pirmą kartą, kai pamačiau tą profilį, galvoju, tai pas ją galima ateiti ir nusipiešti savo. Arba aš paišysiu savo, o jinai irgi paišys ir paskui Taip, man buvo žiauriai neaišku. Ir aš galvojau, tikrai, kad žmogus pas tave ateina į sesiją, jūs pasikalbat, gal kažkokie, išsiaiškina, ten psichologinių dalykų kažkokių, ten būna kažkokie gal tokie jautresni. Jo, kad ateini ir savo. Ir pats paišai. Ir aš kažkaip galvojau, kad žmogus tau ištransliuoja kažkokius ar tai savo sunkumus, ar ten džiaugsmus, kažką, pasako. Ir tu paišai jam, o jisai irgi savo paišo. Bet vėliau, kai mes pakalbėjom, aš supratau, kad yra visai kitaip. Truputį kitaip. Dabar dar dirbu visai. Ir be tos sesijos pačioj pradžioj, kur būdavo, ar ne, tai taip, žmogus atėjęs man ištransliuodavo ar savo bėdas, ar savo lūkesčius, ar kažką, ar ne. Aš pagal profesiją esu šiaip dailės terapeutė. Tai natūraliai tie žmonės ateina, vis kažko atsineša, ar ne, pasikalbam, išsikalbam. Ir tuomet sekdavo mineralų terapija. Aš dėdavau žmogui ant kūno, pati, kai aš jau išjausdavau, ką aš jam turiu piešti, aš sėsdavau piešti ir dar prie žmogaus kūno irgi tam tikrus dalykus darydavau. Ir tai čia vis tiek gaudavosi kaip kažkokia meditacija, nes jisai turėdavo atsigult, kad ten sudėtum tos kristalus, mineralus, tai gaudavosi ir tokia meditacinė sesija po pokalbio jau. Ja, tai toks energetinis darbas, sakykime, ar ne, jeigu aš jausdavau, kad čakras reikia arba pravalyti energetiškai, arba jas subalansuoja, darydavau, priklausydavo labai skirtingai. Bet žmogus kartais ateidavo ir sako, kad jam, nežinau, reikia, jam nesiseka, jis nori mergina partnerio, ar ne? Ir va čia yra vienintelė bėda, kad ir man reikia, man duok kažką, kad aš ir tu iškart prajauti arba matai, kad yra kur blokas arba kažkas susijęs su santykiu su tėvais ar kažkur tenais, ar ne? Netiesiogiai, kad man reikia vaikino, kad pradžiai reikia sugrįžti į kažkokią šaknis. Jo, į pagrindą. Ir po to po visos tos sesijos, po tos energetinės tos sesijos, po to įsijungia ir instrumentai, ir skirtingos tos sesijos būna, labai priklauso nuo žmogaus. Tai antroje toje dalyje žmogus taip pieždavo, bet jisai pieždavo savo patirtį. Tai aš jau naudodavau įrankį, dailės terapijos įrankį, ką aš ir mokiausi, ar ne, universitete Ispanijoje. Tai jisai integruodavo savo patirtį per tą dailės terapiją. Ir va ten jam būdavo labai daug atsakymų. Ir labai neretai būdavo mano piešinys ir žmogaus piešinys, jie būdavo labai susiję, kartais net panašus. Panašus kažkokie, ne, kad detalės ten kažkokios. Ir turiu daug pavyzdžių, kur tu matai, žmogus visai kitam gale piešia, ateini ir žiūri, kad realiai tas pats. Ir toks sinchronas gražus gaunasi, žinai, kad sutampa tie darbai. Tu dar minėjai, kad yra kristalai, yra akmenukai, tai tu juos vis tiek naudoji savo darbuose. Kaip iki to daėjo? Ar čia buvo kažkoks įkvėpimas iš kažkur? Va čia gal to pačiu ir klausime, žinai, kas įkvėpia į tą šviesos kalbą ir kaip atsirado tie kristalai. Tai pati pradžia, tai nebuvo kristalų jokių, buvo daugiau iš viso rašymas ir tai buvo prieš kokius 9 metus, kai aš gyvenau Ispanijoje, mokiausi tą dailės terapiją ir mes ten darydavom užduotis kūrybinės, ten irgi reikėdavo dailės terapija, yra tai, kad tu tiesiog irgi toks intuityvus piešimas ar nedarimas per vizualų meną. Ir man reikėjo daryti namų darbus ir aš sėdėjau kaviniai pasiėmus didelį lapą ir rašiau, pavadinkim, beleką, kas man ten gavosi. Ir tas belekas, gaila, neturiu nuotraukų, bet tas belekas buvo labai gražus tokie hieroglifai. Taip, atrodo, kad žinau, ką darau, bet aš tai tiesiog atsipalaidavau savo piešiau ir tuo metu įėjo vienas mano draugas, kuris tuo metu buvo toks, pavadinkime, mano dvasinis vedlys tame etape ir jis pažiūrėjo ir sako, wow, tai tu šitą transliuoji, sakau, ką? Ką čia reiškia, tą transliuoju, ne? Jisai sako, gal jis ir paminėjo lenguaje de luz, tai va šviesos kalba ir sakau, sakau, čia aš namų darbus dailės terapijai dariau, ne. Jisai pažiūrėjo mane ir sako, ai, tu dar tiesiog nežinai, supratau. Aš taip, pala, kaip ko aš nežinau. Tai, o tu žinai, jisai taip, sužinosi, ne, kaip jis laikas. Ir galvoju, ta prasme, kaip aš čia dabar kažko nežinau, jisai žino, žodžiu, tai nuo to prasidėjo. Ir aš tada
sapnuodavau kažkokius tokius alevaizdinius ir man atsikėlus juos reikėdavo nupiešti, užrašyti ir stipriausias gal buvo, kur aš planavau eiti Camino de Santiago, bet aš jo neėjau ir aš atsidūriau netyčia prie katedros ir man buvo jausmas. Santiago būtent tos. Jo, ir aš kažkaip naktį prieš sapnavau tą jausmą. Tiesiog aš sapnavau jausmą, kaip tu jautiesi, kai nueini tą kelią. Nu, žodžiu, labai keista istorija, bet ir aš atsibudus tą jausmą, tą kažką, kas tai skleidė, nupiešiau ir tai atrodo, buvo tie pirmieji piešiniai. Ir aš tada netyčia su tėvais mes keliavom, netyčia atsiradom prie tos katedros. Ir man buvo toks sinchronas irgi po tos nakties atsidurti tenais ir jausti tą jausmą, kur aš nežinau, nes aš jo neėjau. Bet galėjai suprasti. Bet buvo tas jausmas ir man jis išsitransliavo per tą piešimą. Ir toliau tie piešiniai, aš tiesiog tyrinėjau, rašiau, man tiek eidavau su kažkokias sesijas, kažkokius praktikas ir man po jų visą laiką norėdavosi juos rašyti, piešti, aš tam didelius sąsiuvinius prirašius esu. Taip kažkas eina ir tu tiesiog darai. Bet čia tie neįskaitomi, kur jau prirašai, bet taip intuityviai prirašai. Taip. O kaip atsirado kristalai? Ir tuomet, kai aš grįžau gyventi į Lietuvą, tie piešiniai keitėsi ir jie gavo daugiau tokias kažkokias formas, tokie daugiau taisyklingi, kažkaip pasidarė. Ir tas mano tuometinis vedlys, jisai man pasakė, kai tu gauni energiją iš viršaus ir turi ją perleisti per save ir įžeminti. Ir tada tu suprasi, kas tai yra. Ir jis man pasakė, kai gims vaikai, tada tai ir įvyks. Aš buvau už tai ir pamiršus, bet kai gimė vaikai, taip ir atsitiko. Tie piešiniai gavo labai aiškią struktūrą, formą ir aš žinojau, apie ką jie. Ir man tada labai norėjosi kristalų, aš juos uždėdavau ant piešinio, pakrauti tą piešinį, nes tiesiog domėjausi mineralais, domėjausi mineralų terapiją. Ir aš juos, kai nupieždavau, uždėdavau, palikdavau ir kaip ir pasvajodavau, kad galvo, kaip faina būtų, jeigu jie taip galėtų likti ant to piešinio. Bet kaip žinia, kristalai yra nepigus. Ir galvoju, jeigu čia man vienas šitas mažas kristaliukas 10 eurų kainuoti, galvoju, čia man jų dar 5 eurų. O tu nori jų daug vis tiek uždėti ant tam tikrų taškų. Bet vis tiek, galvoju, tai kokia tada to viso piešinio kaina išauga labai stipriai, galvoju, bet pamanifestavau, galvoju, paleidžiu. Ir vieną kartą taip ir nutiko, kai aš buvau Ispanijoje, aš atradau vietą, kur tas pats mano draugas tuo metu sako, tai palauk, sako, tik aš šitokią gerą nuolaidą turiu. Sakau, kaip, kodėl aš to nežinau prieš tai. Ir tada aš ten užsiregistravau, žodžiu, ir tenais ir gaunu pigiau tuos kristalus, aš juos dabar parsisinčiu, nes nebekeliauju taip dažnai į Ispaniją ir galiu sau leisti juos tiesiog. Tai ir išsipildė, kad gali sau leisti, žinai, tuos kristalus, ne už tokią aukštą kainą, bet tiesiog panaudoti juos piešiniuose. Tai dabar tie kristalai, kai žmogus jau užsisako, pavyzdžiui, tą sielos pasą, jisai jau gauna jį jau su kristalais pritvirtintais prie savo piešinio. Taip. Teisingai, ne? Taip. Būna visaip, pavyzdžiui, mergvakaris, tavo, ar ne? Tai tada jaučiau, kad kristalus mes turime patys priklijuoti, kiekvienas žmogus įdeda savo energijos, savo kažkokią dažnį. Taip pat irgi apie tą patį dažnį, ar ne? Kiekvienas žmogus turi savo dažnį, kiekvienas kristalas turi savo dažnį ir jis kaip ir papildo, ar ne? Bet šiaip tai taip, kai dabar jeigu kažkas užsisako arba erdvė kažkam, tai aš pati visiškai medituoju į tą situaciją, žmogų, nesenai piešiau vieną piešinėlį, kur buvo tiesiog situacija, nelengva situacija žmogui, ne? Ir man ėjo, atėjo kas atėjo ir tada aš jau galiu papasakoti apie kristalą, galiu papasakoti apie piešinį, jau tokios protui suvokiamos informacijos, jeigu jinai yra reikalinga, ne? Apie ką čia? Kaip su... Taip bendrai maždaug kokią energiją neša tas darbas, ne? Ar pasakoju, bet ar pasakoju apie tam tikrus piešinio taškus, pavyzdžiui, čia ta dalis tą reiškia, ar tokių dalykų jau nesigilinu? Nelabai pasakoju, bet tarkim... Tokį bendrą, na? Labiau bendrą. Taip, jeigu yra kažkas svarbaus, tada galiu paminėti, pasakyti, kad šitas ženklas yra apie tai, ne? Arba tarkim, mes didelius mano piešinius naudojame su mano vyru sesijose, ar ne? Garsų meditacijo, taip. Tai tenais yra didelis piešinys ir jisai turi konkrečius taškus, konkrečias, pavadinkim, zonas kažkokias. Zonas, jo. Bet irgi tą patį dažnį, ne? Ir mes tenais, kai su to portalu dirbame, jį aktyvuojame, kiekvienas žmogus savo atsineštą talismaną arba
dovanų iš manęs gautą akmenį deda į tam tikrą vietą, ar ne? Galbūt pakrauti, galbūt to dažnio reikia, ar ne? Bet aš niekada tenais neaiškinu, kas yra apie ką. Dėl to, kadangi buvau, tai atsimenu, nes klausinėjo paskui žmonės, ką reiškia, kad aš čia padėjau savo asmeninį daiktą. Ir čia, irgi toks yra gal per daug noras suvokti per protą irgi tos paveikslus. Ir supranti, jeigu aš pasakyčiau, čia yra meilės zona. Tai kad kažkam kitam bus gal liūdna, ne, kad jis ten nepadėjo. Ne, o gal kas ta meilė, ne? Oi, man reikia partnerio, tai man būtinai reikia meilės zoną. O gal ne, gal tau reikia grįžti šaknis tam, kad atsivertų tavo širdis ir į jai ateitų pas tave meilė, ne? Tai jeigu mes iš proto daromės labai, man reikia taip, ai ne, man reikia taip, dedi, ne? Bet iš tiesų tavo siela, tavo kūnas viską padarys tobulai, kaip tau reikia. Galų gale visas piešinys yra aktyvuotas ir tu jau po to būna, kas kam labai įdomu, tai jau papasakoju. Bet būna ir tokių žmonių, kurie gauna mano tą piešinį ir sako, gerai, dabar jau man sakyk, ką daryti. Vat norėjau to ir klausti, vat ką dabar paskui jie daro su tais piešiniais, nes aš turiu nuo tavęs irgi gavus per mergvakarį tą portalą savo asmeninį, aš jį taip gražiai rėminu, jisai pas mane kava priešais lovą ir aš tai vis pažiūriu ir galvoju, bet čia labai gera priemonė, pamedituot, kaip kokią jantrą, nors mes ir gal neminėjom, kas tas jantras, bet čia gal kitam kokiam epizodui bus serija apie tas jantras. O vat ką žmonės daro, kokie yra pasirinkimai, ką jisai gali veikti su to paveikslu paskui? Tai pirmiausia, visada sakau tiesiog su juo pabūk, nes kai žmogus ateina su labai aktyviu protu ir aktyvus protas nėra nei blogai, nei jo reikia atsikratyti, nei nieko, ne, bet kai ateina ir sako, pasakyk man, ką daryti ir aš darysiu, pasakyk man, aš kalbėsiu maldą, kalbėsiu mantrą, iki kol man ten ateis tas partneris. Tai aš tada visada kviečiu tiesiog pradžioje jausti ir tada kaip tik nepaaiškinu, apie ką tai yra. Nes kai tu pasakai, tai tada žmogus irgi, jeigu turi tą labai aktyvų protą, jis labai įsikabina to ir laikosi. Ir jau neleidžia savo pačiam išjausti, ne? Galbūt tas piešinys jam kažką dar sako. Kito atneša. Netgi aš pati gal nežinau, ar ne? Tai ką aš kviečiu su jais daryti iš tiesų, tai kaip tu ir sakei, tiesiog meditacija. Ir ta meditacija nebūtinai, aš turiu sėsti į lotoso pozą, ar ne, ir visai, ne. Pagal tu gali gulėti lovai būti, ir jį žiūrėti. Ir susijungti per tai, ar ne, tenais tame piešinyje yra daug irgi vėlgi temų, dažnių, ar ne, ir galbūt tau reikia kažkokio, ar kažką aktyvuoti, ar reaktyvuoti, ar ne. Ir tu juos gali sukinėti tą patį savo piešinį, gali pabandyti pakabinti kitaip. Viena moteris sakė, aš visą mėnesį, sako, prie lovos turėjau ir varčiau jį vienaip, nes jie neturi teisingos. Taip, jie neturi viršaus ar pačios. Ir labai skiriasi, jeigu tu, pas tave toksai apvalus, bet būna visokių ir būna apverti ir jisai visai kitą tokią dažnį kažkokią energiją visai kitą turi. Jo. Tai va, tai su jais jie gali tiesiog kabėti. Jeigu taip, jie gali tiesiog kabėti ir jie atlieka savo darbą. Veikia, ne? Jie veikia tiesiog, kaip turi veikti. Ne? Bet jeigu nori giliau, gali tiesiog su juo būti, su juo medituoti. Ar yra paveikslų iš tų light language, iš tų šviesos kalbų, kurių tu neparduodi? Gal pavyzdžiui tie, kuriuos jūs naudojat garsų sesijose? Yra tokių, ne? Yra tokių, jo, ir jų neparduodu ir tikriausiai jų nereikia parduoti, nes jie tokie būna irgi aktyvuoti didesnės auditorijos ir mes juos nešam. Man atrodo, čia per garsų meditacijas, kai jūs jas atnešate, taip, žmonės taip aktyvuoja. Būna, taip, mes jį atidarom ir ritualo pabaigoje uždarom. Garso ritualo, kaip aš vadinu, ar ne? Aš atsimenu, kad prieš garso sesiją žmonės pasako kažkokį savo ar norą, ar intenciją, padeda akmenuką. Ir po to gale tiesiog labai svarbu jį ir užverti. Ne? Mes kaip aš juokiuosi, kaip Jumanji žaidimas biški. Tai tų neparduodu. Čia tie didesni. Jie yra dideli ir nežinau, kas bus su jais, kur jie nukeliaus, ar ne? Čia mano kitas klausimas, jau užbėgė mano už akių, žinai, kur norėjau klausti, kas toliau su jais. Tai nežinau, gal tikrai kažkas pamatys ir sakys, man jo labai reikia, ar ne? Ir galbūt jam jo reikės, nežinau. Ten, nežinau, kokia yra vienas toksai labai stiprus ir man jis labai patinka, ir ten labai daug mirties temos, ar ne? Mirtis, atgimimas. Čia dabar labai aktualu, žinai, lapkričio mėnuo, ką tik vėlinės turėjau. Tai galbūt jam kažkam, arba aš pati jausiu, kad jam reikia kažkur keliauti. Yra tokių, kur mes nebenaudojam.
beje, viena juokinga istorija, kas nutiko su pačiu pirmuoju mano dideliu piešiniu. Čia tas apvalus gal? Ne. Buvo vienas didelis ir mes turėjom sesiją iš vakaro ir kitą rytą mes turėjom kitą sesiją. Ne toj pačioj salėj. Ir mes greitai krovėmės, lyjo labai va čia užupyje. Ir mes vakare pabaigėm sesiją, susikrovėm, išeinam ir tada ryte kraunamės ir sakau, Martynai, kur piešinys? O jisai sako, kur piešinys? Ir prisinė, kad tiesiog mes jį palikom kieme. Ir kažkas pasiėmė. Ir kažkas jį pasiėmė. O die, kaip kažkam pasisekė. Nes aš įsivaizduoju kainas tų paveikslų, nu tu prileidi nemažai laiko, žinai, su jais ir ten, nu, kiek aš galvoju, kad turėtų būti keista rasti tokį daiktą su daug kristalų, kažkoksai keistas, bet aš juokiuosi, kad aš kažkada, manau, pamatysiu kažkur Instagram'e, kur jisai gyvena. Tai gal kažkas pamatys epizodą ir sakys, Eglė, tai va, ką aš radau tam užupyje. tą lietingą vakarą. Taip. Bet įsivaizduoju, koks žmogus, nu man labai įdomu irgi, koks tai žmogus turėjo rasti tą paveikslą. Žinai, gal pasikabino ir toks, tipo, ai, tegul būna. Arba kažkam, nu va čia šimtai kelių to paveikslo gali būti. Bet aš labai tikiu, ypač su kristalais yra taip, kad jeigu jie, ir visai ką žmonės, kurie iš manęs gauna kristalų, sakau, tik nepergyvenkite, jeigu tu jį pamesi jo, nes jis tiesiog išėjo. Ir viskas, tai va šitas visas piešinys jis ir turėjo išeiti. Atskira istorija, bet aš labai džiaugiausi, kad jis išėjo, nes tada prasidėjo viskas labai naujai. Tai va, tai nežinia jų, kas su jais, bet iš tiesų planuose ir noruose yra padaryti parodą, tai jinai kažkada bus. Nu, būtų smagu, nes, žinai, čia toks, nu, nes kur jos galima dabar pamatyti, tai tik tavo Instagram'e tikriausiai. Taip, kur reikėtų tikriausiai būti aktyvesniam ir kelti visko daugiau, nes vyksta visko daugiau, negu aš spėju dalintis. O jeigu žmonės nori gyvai pamatyti, tai tada turi galimybę pamatyti tik per garso sesijas, kur jūs su vyru organizuoja. Tai jau paroda turi būti, žinau. Jo, nes toks jausmas, kad jie turi išeiti šiek tiek į kitą erdvę, ar ne? Nu, tai va čia kalbu jau šiek tiek, pirmą kartą tikriausiai kalbu apie juos va taip labiau viešiau, ar ne? Nes šiaip dažniausiai ateina žmonės, kurie arba jie domisi, arba juos traukia, ar ne? Ne šiaip pamato. Toks jausmas, kad reikia, kad kažkas pamatytų ir kas galbūt iš viso to nesidomi. Ne? Galbūt tiesiog nori pažiūrėti, kad ir gražiai atrodo, arba kaip tik negražiai, kokia čia nesąmonė. Vis tiek toks jausmas, kad, nu, vat, pakviest, kad vat, pabūti, tame pasimaudyti. Tai... Nu jo, nes tada, žinai, ir kažkokie menininkai gali pasižiūrėti, kurie gal nesidomi kokiam ten garsų meditacijom, gal jiems ten neįdomu yra, bet jiems įdomu yra pati technika. Tai vat, čia galiu ir pratęsti su to klausimo, kaip yra atliekamas techniškai tas paveikslas. Jisai vis tiek yra piešiamas tikriausiai ant popieriaus. Ant kartono. Ant kartono. Dažniausiai juodo, kartais būna ant balto putplasčio, bet šiaip dažniausiai ant juodo su plunksna ir tušu. Ir tu naudoji ne juodą, bet tuos blizgančius tušus. Jo, blizgančius, baltas, visokių aš ten jūs turiu, bet jie tokie mano mylimiausi, tai tokie blizgūs. Nes jie labai randu. Tada yra ryškus ant juodo. Jo, jie tada matosi, vieni sunkiau, ten kai kurie yra tiesiog skystas akrilas. Irgi dar veikia, bet tušas, nu, turiu, vat, ne visus randu Lietuvoje, iš Ispanijos, kartais iš Anglijos parsisiunčiu. Yra dar ir spalvoti tušinukai, tokie, kurie blizga. Geliniai tie, na. Bet irgi ne visi tinka, ne, irgi tik tokius tam tikrus atradus aš, bet žodžiu, bet pagrindė yra, sakykime, kaip mano kaligrafijos vienas mokytojas, nes mokiausi, sakė, kaip tokia naujoji, kaip jisai sakė, moderni kaligrafija, jis sako, aš taip gal pavadinčiau, nes čia šiaip nėra kaligrafija. Aš mokiausi kaligrafijos ir man buvo antiek sunku. Wow, čia kaip tiesiog iš naujo mokintis rašyti. Aš galvoju, wow, aš galvoju pabandysiu ir man čia vat, kažko padės, nes kažką aš čia panašaus darau. Ne apie tai, bet tas mokytas sakė, ką tu darai, tai man primena tokią va, New Age kaligrafiją. Ok. Supratau. Galvoju, ką čia dar tave paklausti apie tą šviesos kalbą, nes mes dabar žinom, kad tu ir paišoje, ir garsuose yra dar dainavimas, transliavimas to, bet nu, čia gal reikėtų irgi paminėti, kad tu ten ne iš popieriaus skaitai, tai tiesiog yra tas intuityvus perteikimas tų garsų. Papasakot dar vieną, kadangi esam tatuiruočių studijoje, tai pasakysiu. Aš tatuiruočių šiaip nedarau ir aš dizainą irgi nedarau. Daro Kamila. Bet esu turėjus tokią vieną istoriją, kur žmogus tiesiog paprašė manęs, jis buvo iš Amerikos, paprašė, kad aš jam nupieščiau tatuiruotę per visą nugarą.
Būtent su light language, su to šviesos kalba. Ja. Jis labai ten norėjo išsiaiškinti, ar aš negeriu alkoholio, kai aš ten darau, ar čia man neatsiveria kažkokie patalkai. O tu geri, ne? Ne, nevartoju nieko, natūraliai išsitransliuoju. Aš nedžedžinu, bet tiesiog. Ja, taip. Reikėjo paklausti. Jo, jis labai, kad viskas čia labai švaru būtų, sakau, žodžiu, ir aš užtrukau, jis man pasakė maždaug, ką jisai, ko nori maždaug. Maždaug, jo. Kažkokia intencija tam, pavyzdžiui, jo, kažkas tokio. Ir aš jam paaiškinau irgi tą momentą, kad, gal tada ir nepaaiškinu, žodžiu, aš jam nupiešiau, padariau, nusinčiau ir jisai sako, oi, labai faina, labai gerai, bet gal gali tą kampą pakeisti ir ten to nereikia. Aha, jau pradėjo kalbėti kaip su manim, kaip su tatuiruočių meistru, kad pakeisk eskizą. Jo, ir aš taip klausau ir aš protu suvokiu, kad yra normalus šitas prašymas, jeigu čia būtų man prašymas. Kad taigi tu nori savo ant visos nugaros tokį užsidėti, tai normalu. Bet mano kūnas sako, aš negaliu, aš niekaip negaliu nieko tenais pakeisti. Nes čia būtų kažkoks gal sulaužimas, tiesiog taip kažkaip neveikia. Aš tiesiog to, Žinai, kaip pastatai namą nuo pagrindo iki stogo, bet tau tada sako, reikia langą pakeisti. O tu ką tik šviežiai pastatai namą ir toks... Žinok, dar... gali kaip ir pakeisti tą langą, bet... čia aš negaliu. Ir aš jam tiesiog prašiau, žinok, sorry, aš visiškai suprantu, kad tu nori, bet aš negaliu. Ir po to esu turėjęs gal kokius 4 ar 5 žmonės, kurie manęs to prašė. To paties. Maždaug irgi pakeisti. Tiesiog nupiešti tatuiruotę. Aš noriu ant kojos, noriu čia, noriu ten. Ir aš tada paaiškinau, kad tik su sąlyga, jeigu... Į migryną. Tokį variantą. Aš padarysiu, taip ir bus. Ir aš negaliu tau pasakyti, kaip bus. Nes bus, kaip bus. Ir mano nuostabai visi tie 5 žmonės pasidarė tas tatuiruotės. Aišku, buvo reikalų, nes kažkas, pavyzdžiui, gavo informaciją. Viena buvo labai stipri, buvo apie mamą ir tėtį. Norėjau ant kojų, va čia. Tokių, ne? Ir man buvo labai labai aišku, vienas apie mamą, kitas apie tėtį, apie vyriško, moteriško prado integravimą savyje, ne? Ir tam žmogui buvo kurį laiką sunkoka priimti tą informaciją. Taip, žinai, su tėvais darbas irgi nėra iš lengviausių. Bet ant galo pasidarė ir džiaugiasi siuntė. Tai tiesiog įdomus faktas, kad šiaip nei reklamuoju esi tam, kad darau, bet kai žmogus ateina su tokiu pasitikėjimu visišku absoliučiu. Ir gal svarbu čia suprasti, žinai, kad tai nėra tik tada kažkoks papuošalas, žinai, jeigu tu jau bandai ištransliuoti tam tikrą informaciją, tai žmogus kažką irgi gauna ir čia gali ateiti kažkokios ir pamokos, kur, kaip ir sakai, apie mamą ir tėtį atėjo informacijos. Tai čia gal ir pamoka, kad tai nėra tik aksesuaras kažkoks, žinai, kad čia jau tu pradedi kažkokį vidinį darbą su savimi, ne? Taip. Tai dar apie tos piešinius. O su dainavimu, tai dainuoti pradėjau ne taip ir ne prieš 9 metus tai piešti pradėjau. Piešiniai buvo pirmieji, ne? O tas dainavimas jau tada atsirado, aš girdėjau labai artimą sielą Viktoriją tokią, kuri veda balso ratus dainuojant. Ir aš kažkaip su jie gal susirašinėjau, žodžiu, aš leidau vonę ir tiesiog pradėjau dainuoti. Ir jau tada nesigavo sustot. Ir mano vyrui panašiai buvo. Jisai šiaip yra baigęs dainavimą, bet jisai, kad dainuodavo kažką su žodžiais, ar ne? O šitas dainavimas irgi yra toksai tas, vadinkim gal transliavimas, ar ne? Nes kur nėra konkrečių kalbų, Ja, dainuot gal dabar neprašysiu, bet aš gal vėliau įkelsiu kokį garso įrašą. Ja, bet... Nes turiu aš ten vieną tavo, tas su intencija metantiems rūkyti, atsimenu, buvo toks ir dainavimas irgi pas mus. Taip, ir kartais ir būna intencijos, kartais ateina irgi tas kažkoks perdavimas apie kažką ir tu jį išdainuoji. Tai, pavyzdžiui, sesijose, garso sesijose, kai mes su vyru dainuojame, kartais būna jauti, kad yra konkrečiam žmogui, dažnai būna erdviai, bet mes vieną kartą buvo tokia istorija, kad mes su vyru sakėm, žinai, tas paskutinis mūsų kartu, mes dainavome kartu, sako, man toks jausmas buvo, kad mes dainavom tai paskutiniai moteriai tokią lopšinę, sakau, man irgi. Ir mes pasidžiaugiam, kaip fainai, ar ne, mes abu nežinom šiaip, ką mes čia darome, bet gavosi taip, kad mums abiems tuo momentu atrodė, ar ne, kad mes lopšinę dainuojam vienai konkrečiai merginai. Ir aš gaunam tos merginos žinutę. Jau po sesijos. Ir sako, tas jūsų paskutinis dainavimas, sako, man atrodo, kaip lopšinė.
kad jūs mane supuojat. Tai pasitvirtino visgi. Pasitvirtino. Labai gerai. Tai va, tai kartais būna kažkas labai aiškaus, konkretaus, bet dar apie dainavimą galiu pasakyti, kad turėjau patirties ir gavau tokį vedimą dainuoti per laidotuvės. Ir va tenais irgi buvo labai įdomu, kad irgi per tą dainavimą man toks jausmas buvo, kad ir dažnai šiaip žmonės sako, atrodo, kad ne jūs dainuojate, o kažkas per tave dainuoja. Tai vat man dainuojant irgi yra toks jausmas, kad pasijungi kažkokį srautą ir per tave eina, ar ne? Tai vat per laidotuvės labiausiai man pasijautė. Ir gal čia sounds crazy, bet vat taip tiesiog tokia patirtis buvo, mes išlydėjome moterį ir kiekvienas mano dainavimas, atrodo, buvo skirtas kiekvienam konkrečiam žmogui. Šeimos nariui. Šeimos nariui. Kai kada tai buvo skirta visiems bendrai perduot vat jausmą. Ir va dabar nečiurpas eina per kūną ir būdavo, kad momentais aš galėjau tau pasakyti apie ką čia. Valgom mišrainę. Aha. Iš serijos. Kol nesuvalgysi, neišeisi. Momentais buvo tokia aiški, trumpa, paprasta žinutė, bet aiški, o momentais buvo tiesiog tik jausmas. Ir iš kur aš žinojau, kad tai tikrai veikia ir paliečia, nes kai aš jau tiesiog jaučiu, kad ateina, nes kaip tai vyksta, ne, aš tiesiog groju, tarkim, krištolo dubenimis ir aš jaučiu, kad ateina jau tuoj, vat kyla per mane, tuoj vat reikia išsižioti ir pradėsiu dainuoti. Ir va taip sėdžiu ant žemės ir aš vat matau, kad ten sėdi žmogus ir aš žinau, kad dabar bus šitam žmogui. Bet ir tuo momentu neprivalai tu prie jo prieiti. Ne. Tiesiog, nieko neaiškinu. Aš tiesiog žinau, kad šitam žmogui dabar bus skirta. Ir aš pradedu dainuoti ir tas žmogus pradeda verkti. Ir aš tiesiog suprantu, kad jis jaučia. Galbūt nesupranta, bet jis jaučia. Taip. Ir tai buvo su kitu žmogum. Ir suprantu, tai va, čia taip veikia. Svarbu gal neblokuoti tik to noro, ne? Kai ateina, kai tu jau nori dainuoti, tai žmonės būna užspaudžia. Man buvo iššūkis, net nebuvo iššūkis, tiesiog gal toksai jausmas naujas, kad kai tu jau jauti, tas jausmas, kad tas srautas eina per tave, jis buvo labai labai stiprus. Ir net atrodo kūnas dreba, toks, kas čia vyksta, ne? Tada prisiminiau savo mokytos Alos žodžius, tu įsižemink. Aš sakau, turiu savo kažkokius metodus, ar ne, kad, tu gauni vėlgi informaciją kažkur iš viršaus ir tau reikia įsižeminti, kad tau tiesiog pereitų per tavo kūną. Ir tada buvo viskas labai gerai. Kūnas tiesiog nebedreba ir tu jauti, kad per tave eina. Tai va, tai ir paskutinis, atsimenu, per tas laidotuvės dainavimas buvo jau skirtas dukrai, kuri mane ir pasikvietė į tas laidotuvės. Ir aš taip norėjau jai pasakyti, nes aš žinau, kad bus jai ir aš galvoju, kaip norėčiau, kad nežinotų, bet galvoju, nesakysiu, čia tau žinutė nuo mamos. Galvoju, kažkaip, lyg ne koncertas. Bet tik, jinai 3 valandas, gal mažiau, bet apie tiesiog ramiai sėdėjo, priminėjo žmonės, visiškai jinai jau gal pati pavargus verkti buvo, ar ne? Bet kai tik pradėjau tą dainuoti, jinai taip verkė, bet taip iš širdies, taip iškart žinau, kad jinai žino, nereikia nieko sakyti. Ir va mes po to jau su jie susisiekėm po to ir nusako, Eglė, žinojau. Matai. Tai va, tai su tuo dainavimu yra toksai dalykas irgi, va, perdavimas kažkokio jausmo dažnio gali. Geras. Šiaip labai įdomu ir man tada gaunasi irgi klausimas, žinai, tas dainavimas tada jisai eina 2 vietose. Tai jisai gali būti garso sesijose ir kaip dabar šiuo atveju gali būti laidotuvėse. Gali būti garso sesijose, laidotuvėse arba dar, kur vedame dar vieną projektą turime, Vatsu, kur aš irgi dainuoju. Tai Vatsu yra vandens terapija, kur tave plukdo. Baseinė, ežere. Baseinas. Turi būti šiltas baseinas. Ganėtinai šiltas, nes tenai sesija trunka visą valandą, tave plukdo, reiškia, kad tu guli ant vandens, o kitas žmogus prilaiko. Tai reiškia, tave prižiūri. Jo, tau uždeda dar plūdurius, kad tau kojos neskęstų ir ne. Jo, jis visą laiką tave plukdo, yra tokia technika, kur ir nardina, jeigu nori. Šiaip labai labai stipri, gili, nuostabi patirtis. Tai pats Vatsu yra, būtent kai tave ten plukdo, ir tu esi tas ekstra žmogus, kuris ten duoda garso, ir dainavimo, ir su garsais, su instrumentais. Taip, būtent, nes taip, vandenyje viskas kitaip girdisi ir tarkim ar gongas, ar dubenėlį, ar kiti instrumentai, jie galbūt, kai tavo ausis yra po vandeniu, jie taip
girdisi kaip iš tolo, ar ne? Bet yra momentas, kai aš susijungiu su žmogum, kuris plukdo, su vatsu plukdytoja, mes esam 3 ir tada dedu žmogui dubenėlius ir aš jam asmeniškai tada, sakykime, asmeniškai dainuoju kažką, ar ne? Tai tada jau tas jausmas yra labai gilus ir stiprus, nes jau tu arti, jau tu girdi ir žinai, kai aš pati tai patyriau, yra toks jausmas, kad tu esi mamos gimdoj pilve ir tu girdi, kaip tavo mama dainuoja. Ir ai, va šitaip girdisi, nes toksai kaip girdi, bet kažkaip, žinai, ne taip tiesiogiai, kaip, žinai, girdėtum sausumoje, pavadinkim taip. Tai toks... Okay. Geras, tai dabar išsiaiškinam, kas tas vatsu. Tai vatsu yra tai. Taip, vatsu yra su vandeniu ir ką aš darau dabar šiuo momentu aktyviausiai, tai yra vatsu su savo vatsu kolegiam. Bet ten vis tiek, tai nėra masyvo, ne? Ten yra keli žmonės, kurie ateina į tą baseiną, tai nėra grupė, ne? Nes vis tiek kiekvienam žmogui duodamas plukdytojas. Taip. Maksimum pas mus čia Vilniaus baseinai yra 4. O, tai labai privačiai. Jo, yra baseinas ganėtinai didelis. Tai būna arba 2, arba 3, arba 4 žmonės vienu metu baseine, jie nesusiduria, nebent tai yra porinis plukdymas, tai specialiai jau suplukdo kartu. Porinis tai čia jau pora, arba mama, dukra. Taip, arba draugės, arba sesės, visai buvo. Turėjom labai gražų sesių plukdymą, žodžiu. Tai, bet šiaip jie nesusiduria, jie yra visą valandą plukdomi individualiai, pavadinkim taip. Ir tuo pačiu yra kiti žmonės, kurie laukia, jeigu tai yra mūsų tas didelis atviras renginys, yra žmonės, kurie laukia savo eilės. Tai jie sėdi krante, pavadinkim taip, sausumoje ir gali klausytis. Yra tokių žmonių, kurie ateina, mūsų renginys truko 4 valandas ir moteris atėjo ir jinai buvo visas 4 valandas. 4 valandas plukdymas pats vyksta? Taip. Taip ilgai. Aš galvau, kad žinok, trumpa, aš galvau valandą. Ir plukdo tave tas 4 valandas? Ne, tave tai valandą. Ai. Mes 5 valandas. Ai, nes yra sesijos, ne? Ok, nes jau galvoju, wow, 4 valandas baseinė, žinai. Plukdo 4. Tai kolegės vandenyje, mes būna 4-5 valandas. Nes pačiam žmogui sesija yra valanda. Ir tada keičiasi žmonės. Ok. Tai viena moteris visas tas 4 buvo, nes sausumoje klausė, sako, mane taip veikia tavo tas dainavimas, sako, kad aš jau procese dar neįlipus į vandenį. Bet tu ten irgi vatsu dainuoji tą šviesos kalbą, irgi pasijungia, tai ten turėtų būti dar įdomiau, nes baseinė yra aidas toks biški. Taip, ir ten vanduo visą laiką. Čiurlenimas tas visas. Irgi labai gražu. Aš dar nebuvau, bet bus proga gal. Su dangiu arba su sese. Bus gal proga apsilankyti. Patirti, žinai, irgi kas tas vatsu, nes aš matau tavo tos keliamus stories, bet galva, one day gal nueisiu. Pasikvies, man atrodo, turi pasikviesti vanduo ir tada žinosi, šiandien. Ką, aš manau, kad mes čia visus tuos neiškius mišrainės ingredientus iš majonezo nuplovėm ir kaip ir gal, aš tikiuosi, kad yra aiškiau, kas ta šviesos kalba, kas tas transliavimas, kas tie šviesos kodai ir paveikslai, nes juos dar galima ir kodais vadinti, ne? Šviesos kodai. Taip, koduotas. Kaip ir... Jeigu klausimų galima parašyti. Pasakyk, kur tave rasti, kad gal kažkas norės. Instagrame arba Energy Mapping, arba šviesos Kažkur garsai. Čia bus įdėta. Arba šviesos garsai, jo. Šviesos garsai čia jau yra tai, ką darot su vyru. Ir kažkas buvo pas mus sesijoje ir sako, aš tik dabar supratau, kodėl jūs esate šviesos garsai. Ir šitą galvoju, rimtai, jo, šviesos kalba ir tokias tikrai labai šviesos tokio garso duodi. Tai šviesos garsai arba Energy Mapping mano asmeninis. Super. Tai ir linkiu, kad būtų ta paveikslų paroda, kad galėtų žmonės pamatyti tos paveikslus ne tik garsų sesijose. Tebūnie. Ačiū, Kamila. Dar biškai mišrainas. Davai. Už tavo podcastą. Eik tu, man atrodo, čia labai gerai. Man atrodo, kad čia tiek daug informacijos. Ne? Aš nežinau. Tai rimtai neišeisim, kol nesuvalgysim. Singayayalarana duruteya yamakaya taya salayara tungo holeyatu